Jums tikriausiai įdomu apie ką aš čia. Turbūt matote, kad daugelis žmonių galvoja, kad būti intravertu visiškai nieko nereiškia. Tu gali būti šiek tiek teisus, bet tu tuo pačiu šiek tiek ir klysti. Todėl nusprendžiau sukurti mini vlogų seriją skirtą mano gyvenimui. Pasimėgaukit. Tiems iš jūsų, kurie manęs nepažįsta, aš esu Rokas. Ir nepamiršk užsiprenumeruoti kanalą. Taigi, šiandienos planuose aš turiu TikTok vaizdo įrašą, kuris yra apie šių mini vlogų serijų pradžią, taip pat žinoma sukurti ir šį vlogą, na ir paskutinis, bet ne ką mažiau svarbus, tai nuvykti į prekybos centrą ir atsiimti sodo įrankių dėžę, nes neturiu kur sandėliuoti žoliapjovės. Tu moki ir pats pjauni žolę? Taip. Gerai, atvykau į prekybos centrą. Tai yra šiek tiek kitaip darant šiuos vlogstyle vaizdo įrašus, tai yra neabejotinai vieša. Todėl daugelis žmonių žiūri mano kamerą už mašinos ribų, bet, na, yra kaip yra tiesa. Ir jau šiek tiek luktelkit, o aš tai grįšiu. Na ir įdomus faktas tas, kad aš negaliu nervuotis jau 10 metų. Kitaip mane bando oda palikti, pradeda pirštėti, pradeda luptis, na, o galiausiai netgi kartais iki žaizdų. Taigi, aš jau esu po prekybos centro, šį visą vaizdo įrašą filmuoju su Sony A6300 sisteminiu fotoaparatu ir tai yra pagrindinis dalykas, kurį norėjau išbandyti, kurdamas ar ne šiuos vlogstyle vaizdo įrašus. Ir taip pat aš filmuoju su kitiniu objektyvu, aš neturiu jokio kito objektyvo, kuris, pavyzdžiui, galėtų būti aštrus ar ne, tai yra viskas filmuota, kaip ir minėjau, su kitiniu, na, bet jis yra ganėtinai bent jau mano akims beprotiškas. Taigi, ir jeigu jūs galvojate įsigyti šį fotoaparatą arba galite leisti savo ar ne tik tais kitinį objektyvą, tai yra rezultatai, kuriuos tu gali gauti. Ir aš visiškai nesteisinu. Tai pasimatysim, kai pasieksime kitas planuotą lokalizaciją. Peace. Sveiki atvykę į laboratoriją, kurioje aš kuriu visus savo vaizdo įrašus. Šiandien aš tikrai nesu tikras, apie ką bus šis vaizdo įrašas, kadangi taip dažniausiai ir būna. Aš tiesiog turiu užduotį, kurią turiu įvykdyti. Paprastai tai vyksta viskas natūraliai, tačiau šiandien nusprendžiau aš pradėti arba pabandyti ar nesukurti scenarijų. Na, yra tai šiek tiek paprasčiau. Kaip kyla idėjos, tai idėjos turbūt yra lengviausia dalis, nes mes, žmonės, natūraliai išgyvename iš tikrųjų kasdienius dalykus. Tiesiog, ar ne, pavyzdžiui, galime eiti gatvę ir pamatyti suklupantį žmogų. Idėja šiek tiek pastangų, jūs galite irgi sukurti istoriją, kokie žmonės šiais laikais yra nerangus. Tai tiesiog reikia būti atviram, suvokti aplinką ir suprasti, ar ne, įvairius dalykus, kurie vyksta kasdienybėje, bet juos mes paprastai tiesiog nekreipiam dėmesio. Ir aš baigiau. Aš viską padariau, ką buvau šiandien suplanavęs. Taigi, jei jūs dar čia, tai jūs šį vaizdo įrašą žiūrite ir toliau filmuotą su kitiniu objektyvu. Dar šiek tiek apie jį. Tai, iš tikrųjų, daugelis žmonių nekenčia šio objektyvo, tikriausiai tiesiog jas nusipirkę, ar ne, kartu su fotoaparatu padeda į šoną arba perka tiesiog patį fotoaparato bodį. Bet asmeniškai aš tai norėjau iš tikrųjų išbandyti šį objektyvą ir tiesiog nenorėjau išleisti per daug pinigų. Ir taip pat, nežinau, ar Sony man tiks ir patiks. Bet iš tikrųjų įsiklausykit, kad kitiniai objektyvai iš tikrųjų jie yra neblogi ir su jais filmuoti iš tikrųjų yra įmanoma ir visas šio rezultatas, ar ne, tai yra priešais jūs. Tai nebebūkit tam pačiam traukinį apie šių kitinių grynai objektyvų neapykantą, ar ne, ir aš juos palaikau 100%. Taigi šiandien oficialiai baigiu savo pirmąjį vaizdo įrašą, kad jau pradėjau, tai tikiuosi jums patiko ir todėl kviečiu jūs prenumeruoti. Ir jeigu tai padarysit, tai susitiksim jau sekantį kartą. Peace.